Kiek mes laiko nefilmavom? Mėnesį beveik? Gerą mėnesį, beveik 2. Beveik Sveiki, 2. jeigu dar jūs čia egzistuojat. Jo. Mes kaip, Happy 200 subscriberių, by the way. Palauk, mes jau 200 surinkom. Mes turim 205. Wait, hold on. Mes nieko nekėlėm ir kažkaip žiūriu, 205, What? Kaip tik ruošiausi šiandien epizodui, žiūrėjau, ką mes praeitą kartą kalbėjom. Taip. Toksai žiūriu, 205. Oh shit, Very nice. aš realiai, sakau, visiškai prasiplovęs nuo mūsų šito įdomaus projektėlio imtynių klubo. Sakau, biškai, stengiuosi kuo mažiau žiūrėti, būti tas vėl imtynių naujokas. Senė, tu su Batista, aš irgi turiu wrestling short. Tai nusiim, kamo! Nusirenk prie žiūrovus! What you gonna do, brother? Oh my god! Jesus! Šito nededam. Oi, čia kaip... Jo, 206, ne 205, 206, senė. No shit. Oh shit, jo, mes prieš mėnesį kėlėm apie WrestlePalooza. Jo, aš dabar atsimenu, kad ten buvo baisus bočas ir baisus nesąmonės. Oh my fucking god. Fuck. Oh fuck. Nu ką, atsisveikinom su Cena, ne? Čia iš karto nuo aktualijų. Man atrodo, dėl to, kad Cena retirino, mainstreamas dabar paėmė Cenos tą visą dalyką ir pas mus atėjo žmonių biškai daugiau. Jo, ir sakau, kas yra liūdniausia dėl Cenos. Tipo, aš nemeluosiu, Cena patikė gerą žinutę. Kad, tipo, ne viskas apie jį turi būti. Nu tu pažiūrėk, tipo, žiūrėjau Vileto podcastą ir jisai pats gerai pasakė, sako, aš nenoriu, kad užsibaigtų viskas manim. Tipo, aš noriu pastatyti, kad kažkas po manęs ateitų. Bet jisai gerai padarė. Ir Günterio heiteriai. Aš irgi heitinu Günterį, bet it's a good thing. Na, man, kaip, jo, hatingit, nes jam, tipo, bus geriau nuo to, bet, bro, toks geras charakteris, aš negaliu. Jo. Kai jis dar pirmadienį atvarė, he tapped out like a little bitch. Išeina, pala, dar grįšiu, he tapped out like a little bitch. Ir rub it in ir po to, hey AJ. Ir dar tą smilą turi, shit eating smilą, toks, oh my god, mano favorite characteris. Esmė tame dabar toks yra konfliktas turbūt tarp imtynių fanų bus, kad maždaug profesionalius, realios imtynės prieš imtynės, kurios yra pramoginės. Tai čia bus toks įdomus interesų konfliktas, kurį matysim per ateinančius metus, man atrodo, nes mes turim labai daug potencialių šitų kovotojų, kas dabar išėjo į WWE, nemeluosiu. Kas? Devonas, labai geras ir potencialus kovotojas. Kas dar? Jeigu tu apie šitą koncepciją kalbi, tai kai žiūrėjau tą mečą, Kolas sako, tonight professional wrestling beats sports entertainment. Ir čia nauja era, vėl nauja era, mums pasakė Triple H'as, tai mes jau per 3 metus turim 5 naujas eras. Taip čia vėl nauja era. Gunterio era, kaip suprantu, dabar bus. Nes Gunterio ta pergalė prieš Ceną yra tas pats, kas kai Brokas Lesnaras įveikė Striką. Realiai tas pats. Blet, jo, nepagalvojau. Jo. Čia yra stipru. Jeigu dabar jie nebukins Gunterio kaip monsterio, kaip Brokas, tai tada žiaurus flopas. Ir jie jau biškai pradėjo flopinti su Dominic Mysterio, nes po to, kai jis laimėjo titulą iš Cenos, jis net mečo neturėjo, man atrodo, jis nieko nedaro. Jis iš per reklamas davė promo kažkokį. Tai dabar aš bandau, šiandien jie turi tą Judgment Day, ne? Tai jie bando kažkaip tai sukišti Liv sugrįžimą, Domą ir dar visus kitus jų ten pakalikus, žinai, Rakelę ir taip toliau. Nes Domas buvo daugiausia turėjęs dėmesio. Rakel neturėjo dėmesio. Liv neturėjo dėmesio. Kas ten ta mažytė? Liv turėjo dėmesio. Ne, kai ta mažytė, koks tas vardas? Roxanne, jo. Tai Roxanne irgi
tipo, nelabai daug tokio dėmesio susilaukė, ne? Tai jie bandė kažkaip paskirstyti, tai žinai, kad, okei, tu ten. Ir tada maždaug, fuck Dominikas, tipo, ką su juo darom? Ar taip jis per daug dėmesio turi, tipo, fuck him. Ir viskas. Bet tu pastebėjai, kad po tos, Dominik prieš Sinos mečą, kai, tipo, Sina put over ten Raquel, Roxanne, jos dabar, tipo, Raquel dėl titulo kovoja prieš Vakiur ir toks žiūriu, blėt, geras mečas ir toks, jų charakteris jau geras darosi įdomu žiūrėti, negu pakėlė lygį. Raquel, Finas su JD. Jo, jie ten jau viskas, jos benčina, man atrodo, nes, tipo, žiūrim, Raquel, right, man atrodo, kaip buvo su Naja, kova aš dabar padėsiu. Ne, jinai su Liv visą laiką buvo. Ne, kai jinai kovojo, tipo, man atrodo, kovojo. Tada, kai imprintas buvo. Jo, man atrodo, nuo to laiko aš matau, kad, Raquelė ją bando pastatyti kaip main playerę, žinai, tipo, tarp visos komandos, žinai, kad, hei, jinai irgi gali žaisti, jinai gali kovoti, imkit ant mėsos. Jinai muscle. Jo, jinai šita, išdieks. Big mommy cool. China? China, jo, jinai dabar China yra. Bet, tipo, visi sakydavo, Rhea Ripley yra China, bet dabar toks, kaip žiūriu, labiau China, sakyčiau, Raquelė negu Rhea, nes Rhea dabar, tipo, ne vien, tipo, power movesus daro, jinai ten visokiausius drop kickus ir visą kitą. O Raquel, grinai, kaip Dieselis koksai. Big mommy cool. Dieselis, bet moters. Grinai, jo. Kas čia dar, iš tų visų jų, JD ir Finas, aš nežinau, žiūriu tiek ir Fino postus, tiek ir JD postus, ir aš jaučiu giliai širdim, kad Finas išsiskirs pats. Aš kažkaip mąsčiau, kad jis realiai pats tai darys, jo neišmes, jisai pats išsiskirs su šitais Judgment Day, nes jis nebemato ten savęs. Jis jau jam ten nebeįdomu. Ne, seniai, aš manau, kad čia bus Judgment Day Civil Waras kažkoksai. Grinai. Ir ką jie išloš? Basically išskirs frakciją, kuri jau turėjo seniai įsiskirt. Bet, tipo, ne, nes what the fuck. Domas didžiausią naudą gavo iš tos frakcijos. Ja. Finas didžiausią nieko negavo iš tos frakcijos. Jisai mentorius buvo Domui pagrindę, JD ir visiems kitiems, bet jisai naudos iš to jokios negavo. Nežinau, kas labiausiai išlošė, mano manimu, tai jo, Domas, Liv. Ne. Kas labiausiai išlošė, tai yra Rhea ir Priestas, jo, jie labiausiai išlošė, jiems išstumė karjerą visą šis reikalas. Priestas Judgment, kur yra Priestas dabar? Priestas dabar, genai, tie yra Terror Brothers, whatever. Twins, Terror Twins, tai jie dabar realiai patapo vos ne kaip enhancement talent, kur jie jau viskas, jie jau savo padarė, jie jau pasiekė to, ko jiems reikia, jiems užtenka, they're fine. Ir jie nesiskunčia. Rhea turėjo savo dominating runą, tuo tarpu Damienas turėjo 2-3 mėnesius titulą. Bet visien, ir dabar pusę metų su Alistair Blacku feudino ir nesibaigė tas feudas. Prieš tai turėjo su Drew McIntyre, kur tipo toksai flop buvo grinai. Bet užtat kažkaip žiūriu, kai mes, tarkim, kalbam apie tos flopus, ne, WWE flopai, kaip jie nusiflopino, aš žiūriu kažkaip Triple H sugeba nusivinguriuoti tos flopus, kad maždaug, davai mes įmetam kokį nereikalingą, žinai, žmogų, kuris, tipo, sugadins visą situaciją ir perės viskas pas jį. Tai Drew McIntyre, for example. Jisai yra gera korta, kur, tipo, plečiai tą šudinę istoriją, davai mes Drew įmesim. Ir veikia. Ir it's fucking works. Aš nesitikėjau. Aš nesitikėjau, bet Drew actual good? Pagaliau kažką gero daro. He's the legend. Seniai, jisai legend, he's the goat. Bet jo, sakau,
Aš manau, viskas po naujų grįž, žinai. Tai Daniel Priestas su Alistairiu Braku, jie grįž jų istoriją, žinai. Nes, Drew visien jisai tarp, kiek, ar 2-3 istorijų sėdi? Ganai. Jisai tik tai vienoj, jisai su Cody Rhodesu dar iki šiol beefina. Okay. Ir iki šiol jisai nepaeis. Nes, tipo, čiagi Codys. Bet Codys gerai atsilaiko prieš Drew nesąmonės, aš nemeluosiu, gerai atsilaiko. Jie taip turnai Cody būkina, kad, Codys, jeigu prapys titulą, tai prapysų nebent tromkai. Let's be real. Jo. Ir vėl, žinai, bet nesibaigęs ciklas. Aš norėjau sakyti Lesnarui, bet Lesnaras, Codys pinino Lesnarą. Jo. Like, bro. Tas pas Lesnaras kažką girdėjau, kad jo kiti metai bus Lestranas, tai. Jep, kaip ir AJ, taip ir. Ja, kaip ir Brokas, taip ir AJ, jie paskutinis ranas. Gunteris turės labai daug įdomių mečų, aš galiu pasakyti taip. Arba Gunteris bus gerai supyzdintas, arba gerai pasipyzdins. Gunteris dabar yra legend killeris naujas. Tik tai, kad jisai, kai killina, jisai actually užbaigė jų karjeras. Ne kaip Randis. Ir paskutinis oponentas būtų Randis, seniai. Bet žinai, kas yra... Killer versus career ender. Kas būtų baisiausia ir kas yra jokingiausia, tai tie, kas žiūrėjo Saturday Night Main Eventą, tai aš realiai kažkaip galvojau, bus Ortonas. Tipo visien, reikia. Po to aš įsijungiu, žinai, įsijungiu Twitterį, įsijungiu Instagramą. Ortonas karočias su Omos, blemba, ten zoologijos sode kažkur tik įmarino. Saudio Arabijai. Aš toks... Mr. Beast geimuose. Pamais, žinotėsi Mr. Beast geimas? Mr. Beast games Saudio Arabijai. Ten Beastlandas atrodo, ar kažkas tokio atsidarė. Oh my god. Ten dar Liv Morgan irgi buvo. Flopino, bet sakau, retire, šitas atsisveikinimo turas, Cenos buvo ganėtinai geras. Pagalvojasi po. Jisai išbandė viską, ko jisai, ko mes nematėm iš Cenos, ne? Mes nematėm heel Cenos, tokio, kur realiai heel Ceną, žinai, kur aš sugadinsiu 7, žinai. Mes to nematėm. Tai buvo tikrai smagu pamatyti, tikrai buvo smagu išgirsti. Man buvo keista ir pikta, tas, kas turėjo turbūt ir realiai būti, bet visą kitą jisai gerai padarė. Tipo, mes matėm tą tokį arką žmogaus, kuris, žinai, aš blogiukas, mane paliko, dabar aš gal pabandysiu pasitaisyti, o aš pasitaisiau. Žinai. Jis parodė, kaip reikia bildinti veikėją. Šių metų Cena yra per daug kompleks veikėjas, aš tau pasakysiu taip, realiai. Čia jau reikia... kompleks? Nes jisai toksai, toxic relationship, čia jūs kalti dar manęs. Bet po to, blemba, aš save kankinu, man patinka imtynės yra, tada Codys mane privertė, toks, ir aš pasidaviau nes Obi-Wan Kenobis irgi prieš mirdamas šipsojasi. Toks, aš kiek pradėjau skaityti teorijų, čia insane yra, tiesiog, ir man jau toksai galva pradėjo skurėti nafik. Žiūrėk. Cenos ranas yra kaip šitas narkotikų, bičas priklausomas nuo narkotikų surado Jėzų ir tikėjimą. Tipo, antiek įdomu, kaip viskas toliau nueis. Ar tu Cody Rhodesą sulyginai su Jėzum? No. Nes Cena atrado Cody Rhodesą ir silvogiuką tapo gerėtis. Gerai, atrado Bibliją. Bet visien turiu omeny Cena, jisai per visą tą laiką, per šitos metus, jis parodė, kaip reikia pastatyti veikėją, kaip reikia išdirbti save naujai, kaip galima save pastatyti kaip buvo. Jis realiai pastatė, parodė visus fundamentalus kiekvienam imtynininkui. Ir dabar mes matom, kaip visi kažkokie, tas pats Carmelo, tas pats Joe Hendricks, tas pats fucking Arturov. Jie kažkaip sugebėjo susilipdyti savo veikėjus, kad, mes žinom, kas jie tokio, ne, who the fuck, žinai.
Mes jau matom jaunas talentas R-Truth. Taip, mūsų jaunas talentas, mūsų jaunasis Jonas Cenas gerbėjas. Bet ne, nu, tipo, tas man, tarkim, sakau, Mizas labai patiko, kur aš, sakau, biškai, man tik dašuta per Saturday Night Main Eventą, Mizas. Per šios metus mes irgi matėm jį, kad jisai bandė kažką, žinai, bet ir nieko. Ir dabar ant galo jisai tokį šovė, hei, šūdžiai, a tai kur mano kova, žinai, kur, nu, mes matom gryną tą, žinai, piktadorio darbą, žinai, healo darbą, kur ar mes matysim, tipo, vėl Günteris pysint gal kokį Mizą, arba Mizas pysins visus iš eilės. Čia yra klausimas. Mizas, ką darė visus metus, Getting People Over, mentorino Carmelo, tada Melo got over. Yep. Ir dabar toksai storyline su Cena, per kurį he got over Joe Hendry. Jo, tipo, ir mes turim, sakau, kad ir Triple H šudinai bukina, bet pagal istoriją, kaip jisai stato, tai nėra kompleks, jisai tiesiog bando taip pakišti, kad tipo, kažkur viskas sutilptų. Nes jisai tą patį sakė per Netflix'o tą laidą, kad jisai bando sukišti gražiai, kad tipo, po to viskas išleistų savaime. Tai čia tas pats su Joe Hendry, mes jo kaip normaliai ir nematėm, nesirodėsi ten NXT Marino, ten su ta draugė, žinai. Ir po to bam, ateina pranešimas, kad jisai oficialiai yra WWE, žinai, jisai nebetieniai. Tada matai, kad jisai bam, jau pradeda kovoti, yra tvarkingas, pist išeina į ringą dabar, žinai, normaliai. Kur su R-Truthu, by the way. Dabar, čia R-Truthas, mes nebe draugai su Mizu, aš dabar draugas su Joe Hendryu. Čia buvo man gražu pamatyti. Man buvo gražu. Man Joe Hendrys jau yra biškai toks pasenęs mymas. Taip, jisai pasenęs mymas, bet jisai dirba. Palauk. Jo, jisai dirba. Ne, bet tu sakei, kad Triple H šudinai bukina. Tai jis... pasakysiu, jisai problema jo bukinimo, kad jisai nemoka bukinti čempionų. Bet apie tai aš šneku, kad, nemanau, kad visi norėtų taip pat atsisveikinti, žinai. Kur, tipo, taip praloštų. Kad, come on, įsivaizduok, tu taip praloštų. Kad, tave, žinai, ne tai, kad buvo ten kažkokia narši kova, o ne. Ne, aš su tuo pralošimu čia yra fucking cinema ir visi žmonės nesupranta to cinema. He was smiling ir toksai, go get him. Ne, man Your time is now, my time is up, Man buvo kažkaip nemalonu. Bet tai padarė belio kokį gerą dalyką Gunteriui kaip karjerai. Nes Gunterį supiso Triple H'as per WrestleMania, kai Gunterį privertė tepint J fucking Uso, kuris tiek vieną kartą tą darė submissioną, daugiau nedarė. Like, come on. Po to Gunteris ėjo tik žemyn. Psio, išvariau traumos gydytis, grįžta su 8 simfonija. Dževonas toksai, I'm fucked. Tie mymai. Ten buvo Dževonas su Gunteriu. 8 simfonija grįžo, senas Volteris grįžo. Psio, everybody's dead. Volteris ant steroidų dabar mes jį turim. Mes turim, turėjom Super Cena, tai turim Super Volterį. Ne, bet tas, sakau, problema yra Triple H, kad jis čempionų nemoka bukinti. Ką žinau, ne tai, kad čempionų legendų nemoka bukinti. Tai ir čempionų nemoka bukinti. Okei. Tiffany kaip čempionė ką nuveikė? Jo. Čiulija ką nuveikė? Jo. Nieko. Wyatt Sixai ką nuveikė dabar? Jie dabar grasina. Wyatt Sixai grasina. Jie dabar tiesiog daug grasina. Jie dabar kažką su jais kukina. Kaudis tą patį per tą patį daro. Nieko negali daugiau. CM Punkas dabar pirmą feudą tik tais turės. Kas yra tenais dar naujas, sunku pasakyti, Dominikas vėl nieko nebeveikia.
Raw tag teamo divizija biškai atgyjo. Kas yra gerai. Jo, ir kas čia? Ir Maxine Dupri. Jo, Maxine Dupri, man buvo, sako, didžiausias naigmena, kad jinai perėmė diržą iš Becky. Pirmas dalykas. Aš žinau, apie ką žmonės iš karto, kad Becky turėjo turėti, bet ne. Man tai buvo nuostaba ir jinai padarė, jau apgynė savo titulą. Jau sugebėjo apgirti savo titulą. Tipo, kas yra... Ką padarė daugiau nei Becky? Becky šiaip daugiau kartų apgynė tą titulą. Bet jinai, jinai labai... Becky tą titulą buvo padariusi įdomesnį negu blemba pagrindinį titulą Raw. O dabar Maxine dar įdomesnį. Vakiur su to titulu realiai su Nikki Bella beefina. Su kuo dar beefina jinai tenais... Pamiršau netgi. Nahui Nikki Bella egzistuoja tenais. Gata. Pensininkė taking her revenge. Come on, aš suprantu, Cena atėjo, Nikki Bellai panižo jos katyciją ir reikėjo nueiti. Bet jau Cenos nėra ir tavo katycija ten jau kaip dykuma, tai prašyčiau išeiti irgi. Bet tu matei, kaip dabar visas moterų divizijos main eventerės, kur perėjo į tag teamus. Jo, nes jie žino, kad they will get fucked. Nes, main champions, nobody. Tas pats ir SmackDown'e prieš Jade nobody. Jade dabar prieš Chelsea Green kovos, kaip suprantu, kažkoks toks beefas eina. Tas still don't get it. Tai čia, double championshipas bus gal pirmas istorijai, kur, būtų ne du world champions, o du mid ir main. Jo, ko ne? Mes turėjom Mizą ir Cena kažkada, tai... Ir tenais dar Becky Lynch turėjo tuos du titulus, bet ten buvo abiejų brandų. Ir toks, sakau, taip tai ką, dabar Jade crushina jobberius SmackDown'e. Jo. Nes, reikia labai gerai. Ką čia dar? Punkas šiaip Jey Uso įveikė dėl titulo. Mes taip seniai nedarėm epizodą. Man patiko tas momentas, kai Jay botchino neckbreakerį ir Punkas spyrė jam į galvą. Man praeina, kur ten tiesiog, dabar kaip tik man grįžta, ta atmintis, kur Jayus ten sėdė už ringo, tas atsidaro butelį, kertis gaidytų. Žinai, tas buvo gražu, tas buvo gerai. Siamas, jisai pasakė, hei, aš realiai parodysiu šau, tu tai rodyk, žinai. Ir dabar mes matom Jayų prigėrusi prie SNMI reportažų, tai. Tag team divizijai, kuri priklauso. Dar buvo prikolas su jo, buvo tas turnyras ir prieš LA Knight'ą kovojo. Ir ten LA Knight'as botchino top rope spotą kažkokią. Ir Jayus toksai, fuck, toksai, pissed off, kad LA Knight'as botchino, toksai, bruh. Aš turėjau tai botchinti. Aš turėjau botchinti. Ne, jisai supyko, kad aš turėjau botchinti, aš turiu fuck up. Man atrodo, jis dabar Jay galbūt pagal intenciją pats sušikinėja savo karjerą ir jis tai žino. Jis toksai crashoutino ir toksai, maybe Roman was right. Maybe I should belong with my brother. Bet dabar žiūrėk, jisai dabar su broliuku. Ten, kur priklauso, tag divizijai. Ir dirba žmogus. Pykstasi, su kuom reikia, kas buvo laitęs. Neina entrancas 5 minutės, jau daugiau jo. Jo, nebereikia man ir tau nueiti arbatos pasidaryti, pakol mes matysim kovą. Speaking about that monstrosity, War Games su match'e Jayus ant ringo pradėjo pisti tą blembą Cage'ą. Aš toks, bro, is this PG? Is this PG? Klausyk, žmogus negauna, tai jam reikia gauti iš kitur. Ir jam patinka pisti geliš. Taip. I'm not just an entrance every time he's in the ring. Oh my fucking god, ten sakau buvo. Šiaip War Game'ai irgi įvyko, Survivor Series dar.
Oi, mes labai daug praėjom, žinai, labai daug nematėm. Jo, mes nuo naujausių iki seniausių einam, ką praradom. Jo. Tipo, ko mes nejapinom ir ką mes tikriausiai pamiršom ir man Aivaras primisas, aš tikriausiai irgi pamiršau. Ne, ir jūs tikrai to negalėjote. Survivor Series Dominikas prieš John Cena buvo epic matchas, kaip man atrodė. Buvo gražu. Man patiko, kad Dominikas visus apipyso su fake injury. Nes aš jau legit galvojau, oh fuck, no, please, not you. Okay. Taip, mano favorite, not my favorite. Ne, sakau, buvo gražu. Buvo, Vakiur buvo prieš Nikki Bella. Jo, tas beefas buvo toks, nuo to, kad aš tave išmokiusi, iki to, kad aš tave sumušiu, žinai. Tai toks buvo... Ir Nikki Bella bočino dahuja tenais. Nu tai ko tu nori, jinai pensininkė tenais. Jinai niekada nebuvo legit wrestler, tai o to norėt. Moterų Wargamesai, tas pas mečas kaip ir kiekvienais metais, aš jau realiai kitais metais noriu, kad jie atsisakytų to Wargames koncepto, nes jau užpiso. Jo, nes mes ir praeitais metais Rija įjo ir toks... Bet jis buvo toksai baisus mašas buvo. Tas Becky Lynch spotas, kur... Ne, aš nepasakysiu, kad tai buvo, iš, tipo, pačių to susimušimo aspekto, jo, buvo blogas. Bet iš to, kad kaip kiekvienas gali parodyti savo charakterį, buvo toks... Maždaug, kur mes matom tą storą staržėvę Nają ir jos draugę. Koks jos vardas? Tos naujos moters. Lash Legend. Pala, ką? Lash Legend. Tipo, rimtai mes dabar tiesiog naudojam random vardų generatorius, galvoti imtyniku. Lash Legend. Tie realiai, tu paspaudi 80-ųjų žaidimo veikėją. Lash Legend. Ne, gerai, bet... Braun Breaker. Ne, Braun Breaker, okay, cool. Tipo, it sounds cool, o ne, Lash, tipo, okay, no, du kartus tai neveikia. Žinai, antrą kartą jau kandonas plėšta. Bet, tipo, čia yra... Iš kur? Iš kur jinai? Visiškai, aš toks Aš kiek pamenu, jinai buvusi WNBA žaidėja ir kadangi physical giftą turi, pradėjom WWE recruitino, kiek žinau, neperseniausiai visokiausius athletes from kitų dalykų, tipo, kuriem nepaėjo, tipo, karjerą pasidaryti, tai gal nori pabandyti wrestlingą išmokti ir, tipo, jie ten stebėjo tryoutus darė ir visą kitą. Lash Legend, tipo, tu kalbėjai apie WNBA. So, aš turiu nuotą, kad jie tiesiog pakankamai nesumokėjo ir nepasakė, WWE daugiau man moka. Man atrodo, jo. Tiesiog. Man atrodo, už sezoną ten max, ką gauna, tai 205K. Yeah. Čia max, kur tipo main people. Tai pydisa gal kokia yra 7K gauna paprasta žaidėja. Jo. Na, nieks nežiūri WNBA. Tipo, jo, WNBA jo nieks nežiūri. Tipo, gal žiūri. Tipo, WNBA taip pat žiūri, kaip mes bičiai pasižiūri moterų tenisą. Bičiai žiūri šiaip moterų volleyball. Beach volleyball. Tai, žinai, šiaip prikolas, kad Lietuvoje irgi egzistuoja moterų Lietuvos krepšinio lyga. Per TV6 rodo. Bet mes geriau pažaidžiam. Anyways. Man atrodo, irgi nieks nežiūri. Kalbant apie geresnius pažaidimus, tai visai, kai vyko visas tas War Games, nesakyk, bet buvo gražu, kai tu matai vienam ringe, Codys Rhodesas, CM Punkas, Roman Reignsas, jie taip žinai bando aiškintis, kažkiek laiko praeina, tu matai Jey Uso, CM Punkas ir supysintas šitas Loganas Paulas, kur jam vieta. Na, čia prieš War Gamesus. Ja, čia buvo... Man tai labai gražu.
pradėjai pasakoti, ir tipo, stovi Roman Reignsas, CM Punkas, toksai, ar tu apie tą vietą po War Games mečų, kai kažkoks bičas pradėjo rėkti, Z-Bros! Jo. Tam. Tai, žinai, kaip priklas, kad yra realiai medžiaga, kur tiesiog ten pačiam War Games'uose Punkas su Reignsu. Z-Bros. Tiesiog, chill. Jie, tipo, realiai kažkaip nemeluosiu. Kaudis labai atsitraukia, žiūriu, tarp visų tų imtynininkų labai atsitraukinėja. Tipo, kad, nelabai tokį santykį turi kažkokį. Nematai, kad jis bendrautų kažkaip normaliai, kad jis kažką, žinai, gali, tipo, komunikuotų kažkam tai. Aš manau, titulas atkris nuo jo greitai. Vėl. Į Romką. Aš prieš Romką jaučiu WrestleMania's main eventas vėl bus koksai. Arba Lesnarui, nes jo Lesnarui nebus. Jie neduos Lesnarui tokio dalyko. Jie ir taip, what the fuck, kad jis ten yra. Ne, čia faktas. Aš bandau ignoruoti tą faktą, kad aš nežinau, kodėl jis ten yra, tiesiog bandau kažkaip įsijungti tą Triple H mentalitetą, kur maždaug kaip čia bukint, žinai, nes Kaudis, kas nebendrauja su niekom normaliai, su visais pykstasi, kas pakliūna ir primeta, aš esu tavo draugas. Tai. Šiaip aš galvoju, kad turės, prieš Gunterį vėl mečą. Jo, čia faktas. Gali būti WrestleMania, gali būti po anksčiau, gali būti paskutinis. O ką dar aš norėjau, bet dabar pamiršau ir iškrito man galva, shit. Šita grįžo, kaip jinai Sempako žmona. Vau, vienam vakarui. Taip, jinai grįžo. Vienam vakarui. Taip, bet jinai visien grįžo. Čia sugrįžimas, tu pažiūrėk Reinsą, jisai grįžo, kai kažkada grįžto irgi vienam vakarui. Kas 2 mėnesius Romka grįžta. Šiaip dėl tų War Games'ų, tai man jau nusibodo tas konceptas. Man patinka, kai jie daro NXT tenais su tuo meču, kur per deadline'ą yra. Tai žymiai fainiau atrodo. Kas kur su taškais ir time limitas. Deadline'as, Gold Rush'as ir... Deadline'as, Gold Rush'as... Ne, tosai mečas, kur tipo jie taškus renka, blemba, ir po kiekvieno pino eina į tenais žmogus į penalty boxą. Kažkas tokio. Tas konceptas geras, aš pats mačiau ir toks... It's fun. Ir kiek suprantu, tu gali atsilošti, tu gali išėti. Laimi tas, kas daugiausia pinų surenka, tipo. Jo. Galėtų va tokį padaryti, arba grąžinti tradicinį, tipo, tag matchą. Bet War Games ran its course. Nes, yra konkurentas AEW su Blood and Guts. Tai... Aš vis dar bandau žiūrėti. Is that war? Tipo, aš bandžiau žiūrėti, aš iki šios dienos bandau žiūrėti AEW, ne, tipo, tos senus epizodus. Tipo, tiesa, aš dabar suprantu, kodėl taip nepritraukia dėmesio, nes jie, kaip sakant, prisirinko visus pensininkus, visus, tipo, kas buvo atleisti iš WWE, ir tokie, padarom eventą, ir toks. Jie pagrindę pasižymė žiaurumu ir kad fightai jie atrodo kaip legit fightai, bet su istorijom jie nieko gero nedaro. Ten jokių istorijų beveik nėra. Tokių nėra įsimintinų istorijų, kad tipo kiekvienas kažkas turėtų arba labai tipo įsimintų. Ten dažniausiai Jonas Mokslis dažniausiai dalį laiko viskas vyksta, arba Darby Allinas, viskas. Tipo, jie du dabar yra tos kompanijos veidai, viskas. Daugiau nelabai. Bet mes kalbam apie WWE, tenais jie bando visus pastatyti, kad būtų veidai kažkokie geri, žinai, arba heel, arba veidai, tipo, kaip žinai, kaip patogiau. Grįžta prie WWE. Tu pasibėjai, kad jie užmušinėja dabar tag diviziją ir dabar Raw tag divizija atgimsta. Jo, jie taip. Kodėl negali egzistuoti tiesiog 2 vienu metu? Is it so hard to book? Reikia balansuoti, žinai, kad būtų vienur šudiniau, kitur geriau. Taip, kad... Bet tai SmackDownas visą laiką šudiniau būkinamas yra.
Tai va, sakau, reikia, tipo, kontrabalansą turėti tokį, kur kažkas šūdas, kažkas gerai. Ir kad, tipo, būtų priežastis, kodėl tu žiūri tą laidą ir kodėl žiūri tą laidą, ne kad būtų, mes žiūrim, kad ten biznis, mes žiūrim, kad ten mušasi, žinai. Ne, mes žiūrim, kad va, ten yra Tag Divisionas geras, mes žiūrim ten, nes ten yra ten, tarkim, daug šitų gerų lankščių kovotojų ir ten mes žiūrim AAA, nes ten yra Meksika. AAA yra zaibys. Jo, AAA yra. Ja, Pala, Mr. Iguana turi beefą dabar, matau. Tai, kam? Ja, bet su SmackDownu dabar pagrindę dėl Ilja Dragonovo žiūrim. Jo, Ilja, my man, jisai laikosi. Ja, bet, visos istorijos, senais sakas, ne, jisai... Neįtraukiančios. Neįtraukia, bet jisai nupušino. Sakau, apskritai sakau, nes Dragonovas jo zaibys, bet apskritai SmackDownas istorijų neturi gerų. Bet... Aš kažkada sakiau, palauk bus. Palauk kitų metų, kai bus... Palauk kitų metų, kai SmackDownas 3 valandas eis. Ką, vėl? Ja, vėl. Vėl tipo mes... Jie ant Manijos seasono visą laiką SmackDowną 3 valandas dar. Ir po Manijos vėl 2 valandas grįžta. Ok. Ja, nuo naujų metų SmackDownas 3 valandas. Oh, shit. Ok, my bad, I'm dumbass. Grįžtant prie tų tokių įdomių pušų, sakau, Ciampa, man atrodo, buvo prieš Dragonovą čia. Ciampa moka muštis. Ir DIY dabar įdomus, actually, yra žiūrėti. Taip, jie turi įdomų feudą. Turi charakteris labiausiai tokį. Mes tipo, ne tiesiog assholes, mes, tipo, entertaining assholes. Mes mokam muštis, ne, kaip šikniai. Tipo, tai buvo okei. Nes, skau, galbūt, Ilja gerai, kad jis atsirado. Žinai, taip atsirado, grįžo. Jisai gavo titulą, grįžęs. Ir jisai jį išlaiko. Kaip, žinai, jis realiai rodo, kad, hey, I can work this, žinai. Nu, dabar tik jam reikia prisispaust, taip sa. Ne, bet šiaip entertaining, vienintelis dalykas, entertaining SmackDown'e kol kas. Aš iššokau iš kėdės, kai Carmelo Hayes'as atėjo padėti. Taip, kaip pamažiu, toks, what the fuck? Carmelo? You drunk? Arba jam jau tinko tas, tipo, Mizo mentalitetas, kur, tipo... Carmelo jau babyface'as, ja. Jo. O šiaip ką? Aš sakiau praeitą laidą. Ir pasakysiu dabar, Carmelo going to places. Tipo, aš team Carmelo, tipo, he's going places. Jisai mes turėsim, tipo, gerą veidą. Jeigu Triple H nesušiks jo karjeros, bukins jį tvarkingai, he's going places. He is going places. Mark my words. Kaip manai, ar Melo retirintų Mizą? Ne. Nes įva Mizas mentorius jo kalpėlė buvo. Tai tipo vienas, jeigu Mizas retirintų, tai kaip ir variantas. Dabar Mizas yra nusitaikęs dar į Joe Hendry. Nusitaikęs, jis tik tai sužinojo praeitą užvakarą, kada ten šeštadienis buvo. Todėl ir sakau, jis yra nusitaikęs. Who the fuck is Joe Hendry? Ne, tai apskritai sakau, gnai, manau, kad Joe buvo, jeigu Mizas darytų retirement, tai būtų Joe. Aš pasičekinau. Nesipanik, aš čekinau duris, tas užrakintos. Pala, ok, fine. Ne, bet grįžtant prie to, aš manau, kad jeigu Mizas turėtų savo retirement war, ko manau nebus, jis dar per jaunai atrodo. Visai panašių metų kaip Cenas, ne? Jo, bet jis per jaunai atrodo. Cena atrodo jau kaip pensininkas. Užsikačialinės pensininkas, Mizas ne. Mizas dar atrodo jaunai. Tai dar gali parduoti kažką. Tai manau, kai būtų tas retirement war, mes turėtume R-Truth, mes turėtume ką tokį Joe Hendry tenais, turėtume Carmelo. Mes turim, realiai. Mizas turi savo, žinai, tokia retirement war, ta, žinai, hebra, kas jį atsiseikintų, manau. Šiaip jeigu apie pensininkus, tai
kas jeigu sugrįž Chris Jericho ir Gunteris pabaigs savo karjerą? Tu galvoji, Jericho grįž? Aš galvoju. Visi galvoja, kad tas žmogus už kaukės yra Chris Jericho, bet pasirodo... Kas? Pam! Austin Theory! Tu turėt būti debilų, kad galvot, kad Chris Jericho buvo tas Masked Man. Chris Jericho ant to fucking narvo taip greitai neužliptų, plus jisai dvigubai storesnis. Ne, supras, kamera prideda 10 kilų, tai gal you will never fucking know. Tai... Man tai prikolas, kad Austin Theory atspėjo dėl iš jo šiknos. Kažkas actually studijavo wrestlingų šiknas, bret, ir toksai, čia Austinas Theory, aš žinau tą šikną. Ir po to pradėjo visi, jo, čia Austinas. Ir po to po 2 savaičių, jau kaip ir suprato visi. Oh my god, oi, ble. Palauk, toks pasakyk. Palauk, eik tu sakyti, tipo. Ir... Tipo, yra pičiukas, kuris realiai Apparently. Nes kaip kitaip tu studijuosi. Dabar. Ta kvadratinė šikna, aš žinau ją. Only one man has it. Už kilometrų žinau, ne. Oi, bля, tipo. Wow, kur, aš suprantu, kad aš Cody Rhodes šikną atpažinčiau už kilometro, bet tipo, Tu atpažintum Cody šikną? Reikės tau kvizą padaryti, blemba, visų šiknas iškirpti ir kieno čia šikna. Šią savaitę mes suksime ratą, kieno šiandien čia šikna. Fuck. Ir tiesiog, ar čia Cody Rhodes, ir taip aš daug, ne, čia yra mano pažastis, nevykėlių tu, blė. Tiesiog kitam rakursą, žinai. Ne, anyways, bet Austinas, aš tai kažkaip, tipo, turėjau tą mažą cinką, kad ten Austinas, bet kažkaip tai, žinai, kai matai, kokie, žinai, judesiai eina iš jo, ar čia setas? Taip buvo mano galva, kad tai, ar čia vėl setas mus, žinai, išdurinėja. Ir taip žiūri, ne, ir kai setas taip nejuda. Bet ir ne Austinas, žinai, toks, kažkas ten susieina. Bet ar Austinas atvarė kaip vizijos narys, ar kaip seto žmogus? Geras klausimas, nes, visi mes matėm, ką setas stampa, tai, Jo, nafiga jis naudoja stampą, žinai. Vienas iš tų dalykų ir plius, jisai per paskutinę laidą galėjo stand tall with the vision, but he didn't. He was just watching CM Punk. For some reason he hates CM Punk. Bet jam, manau, čia tokia reabilitacija gera iš to, kad, Vinco nesąmonės nusiplauna, žinai. Arba kur buvo klaunas su Grayson Walleriu, kur bandė įskirti 2 metus, bet neįskyrė ir po to off-kadre jos tiesiog įskyrė. Pavyko, visiems. Kaip atrodys jų interactionas tarp Austino ir to Wallerio. Nes taip pat toks, I'm fucked. Nes dabar šitas Austinas nėra praeitas Austinas. Jau galima pasakyti, kad šitas way upper. Pagaliau gavo, ko nusipelnė. Bet at expense of LA Knight. Rest in peace, LA Knight. Rest in peace. You will be missed. Bet tu galvoji, čia su LA Knightu čia jį nurašė nuo teliko tipo dėl to, kad jisai tą signą buvo iškėlęs, kad, mes norim LA Knighto, nenorim Jey Uso, ir jisai toksai, Ne, čia yra ne. Dabar galvojant apie, dabar aš įsijungiu Triple H mentalitetą, aš manau, kad tai nebuvo ženklas, tai nebuvo ženklo kaltė, tai tiesiog tikriausiai LA Knight jau pati pradėjo, kaip žinai, tai kad jisai negalėjo
daugiau performant tikriausiai ir daug neparodė. Tai vat. LA Knight, Triple H didžiausias hateris yra Brambo LA Knighto. Jis ten, aš matau gerus dalykus jo ateityje, aš matau, jis bus čempionu. 3 metai praėjo, nieko neįvyko, tą patį kalbą, blemba. Aš matau, jis bus čempionas, bet jis nebebus čempionas, here you go. Man atrodo, jį nurašė dėl to, nes pasimečio, tipo, daugiausias skaitos yra per šiuos metus. Jo, čia normalu, kad, tipo, čia yra normalu, kad, tiek daug. Bet jie tiesiog jį fumblina. Daugiausia mečo atiduoda ir tau turėjo, blemba, feudą su Punku. Ir jį tiesiog nurašė dėl Jey Uso ir po to dėl Punkas pasimiršo, aš dabar su Visionu tiesiog kapojusiu. Man bus įdomu pamatyti šitą tą Netflixo laidą, tą antrą sezoną, kurie daro dabar. Aš girdėjau rumorsus, kad tipo ten bus visa ta R-Truth situacija. Tai kad ten ale workas buvo. Man įdomu pamatyti apskritai, kaip tipo, mes pamatėm per Unrealą pačią pirmą sezoną, kaip jų yra, žinai, kaip jų sprendimai yra daromi. Realiai mes suprantam jau, kaip jie daro tos sprendimus, kas vyksta, tai būtent gorilos, žinai, bufe, bet ir tuo pačiu, matau, kad, reikia, žinai, laikas laukti antrą sezoną, reikia pažiūrėti, kas tenais įvyks, kas bus ten toliau ir kaip viskas toliau išjudės. Tai vat sakau, man įdomu antras sezonas, kad įsiaiškinti, kas šiandien, žinai, iš tikrųjų įvyko. Ir, tipo, come on, bus įdomu. True. Šiaip dar tokias pastebėjimas su Visionu. Tu pastebėjai nuo to laiko, kai Logan Paulas joinino Viziją. Loganas tapo labiau entertaining. Kaip veikėjas kartu su jais. Nes jis prieš tai, tipo, vienas tiesiog buvo, neturėjo su bounce off other people. Nuo ko atsimušti, bet dabar, kai jis turi nuo ko atsimušinėti, toksai, oh god, he's fucking hilarious. Tipo, jo segmentai su Heymanu, blemba, kaip su ten Rydu, kaip kalba, like, bro, I fucking like him. As a wrestler, not as a person. Kaip, aš nežinau, man Loganas iki šios dienos dar nėra suvirškintas talentas, turbūt aš nelabai ir jį matau dar kaip ir WWE imtyniką. Aišku, taip smagu, jisai ten nugalėjo, žinai, ten vieną kartą Reinsą, ten biškai pasirodė labai krūta, žinai, kad jis yra head of the table to the table, bet nežinau, man kažkaip. Aš jo nematau, I don't see him. Man atrodo, dabar jo laikas atėjo. Grinai, man atrodo, Logan Paulo laikas atėjo. Aš buvau vienas iš haterių, kad jis man žoskai nepatinka. Man iki šiol žoskai nepatinka. Man nepatinka jis kaip žmogus. Bet Logan Paul the wrestling character. Kažkas tokio ir. Tipo, Paulas kaip asmenybė ir kaip asmenybė jo jis yra šūdo krūva. Pripažinkim, tipo, nuo teismų iki, žinai, kripto skemų. Bet kaip imtynininkas... Apie kuriuos užsiminė CM Punkas, by the way, kas yra weird. Ne, čia yra gerai. CM Punkas, mes žinom, kaip CM'as dirba. Jisai tave puls, žinai, į tavo imtynių veikėją ir tau puls asmeniškai, nori pažiūrėti, kaip tu atsakysi. Viskas. Tipo, CM'as, jisai, mes nedidinam CM'ą, nes jis dabar realiai pušina. Jis dabar pušina kitus talentus. Jis Breakerį bando pushint, jisai Loganą bando pushint ir, by the way, kaip Rydui sekas, aš jau pamiršau jį. Mes apie jį nešnekėjom visiškai. Rydas turėjo belė kokią opportunity po mečo Synas nueit, pasiim batus, susikabint jos. Jisai turėjo pakelt pirštą. Mr. Reed, the fuck you doing? Bet, sakau, dabar, kas vyksta, tai taip, grįžtant apie Paulą. Paulas, jisai labai gražiai veikia kaip veikėjas, nes jisai, kaip ir tu minėjai, atsimuša nuo kažko. Bet daugiau, jisai gal pradeda mokytis kažko, tai pagaliau, bando suprast, kame baika, tipo, kaip iš tikrųjų viskas veikia, gal bando dirbti kaip hunteris, toks, hey! Seniai, jisai patrolino realiai IWC.
šūdų kažkokių prisipaišė ant rankos ir tipo pradėjo pas jį ant rankos promo surašyti, what the fuck. YouTube'as įdosas išeina, žiūrėk, aš šūdų prirašiau, jie dabar sutriggerinsiu visus. Ten aš mačiau tą ir aš toks. Aš tai pradžioj, žinai, kai aš žiūrėjau imtynės, takis į bazarną, aš galvojau, kad, aš tai patikėjau. Taip, aš tas buvau naivuolis, žinai, kur aš patikėjau, bet vlogas ateina ir toks. You dick. How dare you? Aš tave mama nemokė nemelioti. Bet, sakau, man, kuo toliau, tuo... Bet pasibėjai, Sethas Rollinsas iškikintas iš Vision. Yeah. Ir visi Visiono nariai eleveitinasi iš karto. Nes Heymanas daro kažką tai. Heymanas Braun Breakeris yra... Damn. Jo tie promos yra insane. Pats kaip veikėjas irgi insane, man žiauriai patinka. I'm gonna Braun break ya. Braun Breakeris... I'm gonna take your title. I'm gonna take your wife. Oi, bля, ten. Sakau, laukiu po naujų, aš žinau, kad jų kova po naujų bus kažkas tai titulo, tai aš laukiu dar pamatyti, bet Braunas, tipo, aišku, visi bando, kai yra Braunas, jie visi kažkaip bando Steinerį kišti kažkur tai. Tai Steinerio batieka, pakol jie ten, tai va, liko ten tiek dienų, žinai, liko tiek valandų, tu nesiparė ten tiek žmonių. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Tipo, davai atkabinkit Steinerį nuo Breakerio. Jisai jau, tipo, he is old man. Jisai jau padarė savo tą dalyką realiai. Plius, jisai toksai, kad gali padaryti žostką promo, tipo, kaip, bet at the same time, tipo, entertaining tą promo padaryti. Tokį entertaining stumimą padaryti. Kaip su tuo, I'm gonna take your... Nes, blėt, daug kas taip nedaro. Beveik niekas nedaro. Ko tu tikėsi? Tai jo giminaitis Steineris. Tai what the fuck you mean? Jisai mokėsi iš geriausių, jisai mokėsi, jis supranta, kaip veikia imtynės. Tai aš turiu nuojautą, kad jam pasiseks dabar va šitais, kitais metais jam paeis, bet jis pajus tą Triple H kirtį, kur maždaug you suck. Ir viskas. Bet, kalbant apie you suck, Kurtas Anglas, ar tu matėjai per SNMI? Nes aš mačiau jį ir man buvo baisu dėl Synos gyvybės. Aš mačiau jį, aš mačiau Kevin Owensą. Tai kaip jo trūksta. Kevas, fucking. Bet matai, kaip jis, Kevinas biškai jau pakudėjęs biškai. Na tai jo, ką jam veikti? Kevas pakudėjęs, kas dar, ką mes ten matėm. Elijah. Buvo jisai. Oba Femi, naujas, man atrodo, tikrai geras talentas, dabar smekas, jam Raw. Oba Femi yra Raw. Aš manau, jie į Raw įmes. Aš matau jį. Aš, mačiau jo mečą, aš mačiau į dofiga jų mymų dabar su juo sukūrė. Me walking to the fridge. Ten jį pristatė, tipo, aš matau, kad jie stengiasi, tipo, tuos naujesnius talentus, Oba Femi, Hendris, Rick Saintsas. Jie bando tuos talentus pastatyti gražiai, žinai, tipo, hei, mes to dabar pakelsim ir dabar bandyk užsidirbt pakelimui. Ne, čia Synos jisai buvo Saturday Night Main Eventas, tai, žinai, visus jaunus talentus pakėlė. Tipo, mes negalim, kad Cody prapis. Drew, ateik, perpis Cody. Eik tu naku, užpizdak į priekį per visą gerklę, kai aš tai pamačiau, aš tiesiog... Aš toksai, aš žinau, kad taip vyks, nes tipo Drew yra Drew. Come on, duokit jam titulą, give that man a title. Aš mačiau, kovat bet gera, tipo Femi su Rautu. Aš buvau už Femi, kur tu matėjai. Gera, bet tenai teasino, kad tipo pasižiūrėk, kai čia bus po kelių metų. Nes tipo visų judesių neatskleida. Jo, kur
Kaudis ant žemės ir Femi. Na, ateik čia vaikė tu. Buvo gražu. Kas dar? Šiaip ir... Ai, nu, Bailey? buvo Bailey su Sol Ruka. Tu matėjai, kai jos tą šuolį per ringą? Ai, ja, mačiau. Aš galvau, tu matėjai jos finisherį, what the fuck is that? Aš Sol Ruka, like... Aš toks, apie net visai nieko nežinojau. Po to tai pasižiūrėjau, kaip kovoja, pažiūrėjau, what the fuck is this woman? Jos finisheris yra basically backflipas į RKO. Jo. Bet, sakau, jinai gerai. Prieš Bailey ypač, kuri yra jau gera veteranė. Tai... Žinai, kada jinai pirmą kartą pasirodė on WWE TV? Kada? Per WrestleMania. Kurį? Per... Ai, tu atsišertis. Ačiū, blėt. Aš jau galvoju, palauk, tu aš tau pasakysiu, tiesiog į viršų, žinai, skaičiuoju savo archyvą. Palauk. Pameni, kai Dominik su Rey Mysterio turėjo patį pirmą WrestleManios mečą? Jo. Ir ten buvo reklama Serial, ir ten buvo šokantis Serial. Jinai buvo tas šokantis Serial. Started from the bottom, now yeah. Kaip sakoma. Wow, aš nemaniau, kad Dripsų dėžutė turi tokį gerą talentą. Dripsų dėžutė tapo. Jo. Double champ at one point buvo. True. Yeah. Kas dar ten buvo iš tokių įdomesnių Ir buvo AJ Lee'as prieš Javon Evansą. Ir tas tagas, tipo, AJ Lee, 8 minutės buvo. Toks, tipo, buvo gerai, jie bandė atkartoti, kur Hardžiai prieš Bondy, žinai, jie bandė atkartotą, aš pasisupratau, kad jie bandė tai atkartoti. Bet mažai laiko buvo tiesiog. Nemažai laiko, jie per daug laiko buvo, jie užtempė. 8 minutės buvo. Man asmeniškai jie užtempė. Aš jau realiai ant 3 minutės toks... Tipo, aš čia gersiu. Tipo, ar aš čia miegot noriu, ar aš čia einu arbatos pasidarysiu, ar aš einu parūkysiu kur nors. Toksai mešas, kur tipo tipo, trūko build-upą. Tipo, build-upas, ten. Kovotai, tiesiog. Man asmeniškai Javono entrance music nepatinka. Tipo, boy is bouncy. Tai bando vaikam pritaikyti. Come on. Grenai. Jam 2-1 metas baidavo, jis pats dar vaikas yra. Jo, ten aš nustebau, kiek jie jauni. Toks. What the fuck. Bet ir kas yra geriausia, kad kuo jaunesnis, tuo jis geriau pasirodys, bet su metais tuo jisai pataps toks, žinai, kaip vynas, žinai. Priklausomai, kur jisai bus, toks jos skonis ir gausiai, žinai, ten tiek, jis bus išsilaikęs. Tu matėjai, by the way, Javon Evans Mike per Raw, ar kur jisai buvo, dabar nepamenu? Ne, nemačiau dar, neužmačiau, kiek žinok. 6'7". Ai, ple. Pas į Mike legit parašyta 6'7". Tai kai kalbėjome apie vaikus, tai jo, grinai charakteris vaikams padarytas. Bet ten, sakau... By the way, pažiūrėkit South Parko seriją apie 6'7". Žiauriai entertaining. My God, sakau, hekia. 95. Ne, bet tai... Kodėl? Skauda. Biški... Kažką... Biški... Mes tiesiog prarandam kalbos dovanas kiekvieną minutę. Suprantate, aš manau parinkti gerus žodžius, bet po tavo blemą mus
Jeigu kažko ne to pasakysiu, tai mus nukensinint gali. Nu, supras, mes tik pasakom 6-7 ir mes jau tiesiog jaučiam, kaip mes durnėjom. Bet jo, sakau, bendrai, tiesiog bendra žinutė tokia su šiais metais, mes matėm daug. Ir nukritimų, ir pakilimų, ir naujų žvaigždučių. Apskritai, visko nuo to, kad mes matom R-Truffą, žinai, vėl rink ir būdamas ir, tipo, Ron Killingsas, žinai. Vieną naktį. Ir still, that happened. Ir mes matom, kaip gigantai dūšta, kaip Jey Uso ir jo 5 minučių jyt, žinai, ir jisai grįžo atgal į savo vietą. Žinai, book tag team, you fucked up. Pamatėm, kad Joe Hendricks jisai gali būti iš tiesų geros kovotojas, o ne vien tik interneto mymas. Tai, sakau, daug. Pamatėm, kad iš tikrųjų Nia Jax yra tikrai šūdo krūva, kaip ir aš ir sakiau. She's good. She's good. Jinai daro savo veikėją gerą. Jos veikėjas yra toks. Atsisveikinom su kuo dar, su 1D. Atsisveikinom. Tai tas... Blės, aš jūs pamiršau. Šitam buvo Legendary Fightas su Dudley Boys. Aš sakau 1D, žinai, nes man kažkaip dar atsimenu jūs 1D. Tai jo, Dudley Boys su Hardys, jie turėjo pačią tokią tobulę, tipo, realiai, tu sėdi ir va toks, tai kuris stalas lūš? Kuri kėdė lūš? Man, sakau, buvo daug tokių momentų turėjom šiais metais, bet mes turbūt aptarsim. Bet mes aptarsim šitą po to. Ja, idėja yra. Idėja yra. Nebuvo idėja, Aivarai, yra idėja. Ir mes šitą paskersime šiek tiek vėliau. Mes nenorim labai daug nupust miglos, bet ir mes irgi nedinksime kaip dabar 6 savaitėm. Žinai. Aš tikiuosi. Aš ir tikiuosi. Jeigu mano atostogos į Maltą neužsitęs, tai... So. Bet aš po naujų metų galimai varysiu į WWE renginį Gdanske. Jo, tai va, jo, Aiva. Galimai. Tik prasitark, kad galimai Aivas Gdanską, aš sakau, aš nelabai galėsiu, nes man reikės į Maltą važiuoti. Bet... Kontento pafilmuot, taip. Tai sakau, dabar yra visokie, žinai. Visokie lygiai. Dabar kaip YouTube yra tas tipo collab sistema, gal mes collabus ir mano kanalą ir to bus kaip vienas video įkelt. Ja, kur maždaug. Ja, tas ir tas vyksta, bet sakau, ja, yra planų pas mus tiek ir pas man, tiek ir pas Aivą. Biškai daugiau, nežinau, kiek daugiau mes galėtum atiduoti, beskaitant podcastą, bet tikrai, still, taip keista matyti jūsų daug dabar, žinai, kur aš atsimenu praeitą mėnesį buvo, aš sakau, atsimenu, 100 PAM, 100 šiam. PAM žmonių, iš kur jūs atsiradot. Jo, hei, hebra. Labas rytas, ačiū, kad atėjai, žinai. Tipo, aš ir, žinai, tik toko paskui įsijungiu, žiūriu, bet ir ateina biškas skaičius, aš toks palau, puta. Iš kur jūs atsiranda, tipo, tikrai smagu, žinai, kad atsiranda, ko vis dar, žinai, man tas pats kovo mėnesis dar iki šioliai tęsiasi, kur, tipo, iš kur jūs? Hello? Šiaip aš pažiūrėjau, kad per Netflixą, tipo, žinai, top 10 TV shows today, Rovas dažniausiai užima 7-6 vietą kažkur. Tai. Jo. Pasirodo žiūri. Čia naisipo Lietuvoje. Jo. Tipo, čia toks... Nes, žinai, gal daug išsireklamavo dėl Synos, bet jo, aš ir esu, tipo, surprizą, kad... Ja, tai neatkryskit, jeigu žiūrėjo dėl Synos, nes dar yra ką pažiūrėti. Pasakysim taip. Naujus savo favorites. Perduosiu, sakau, taip, kaip Syna perdavė žinutę. Žiūrėkite imtynės, tipo, nors ir yra žmonės, kas bando jas sumaut, bet žiūrėkite tai, kaip yra. Tipo, bandykit bent jau gerbti, žinai, tą produktą ir gerbti žmonės, kurie bando tą išlaikyti produktą, o ne čia bukina huju. Ne. Tiesiog, matykit, kaip žmonės bando išterčiat. Nebent labai žos kaip bočina, kaip pavyzdžiui, NXT šiandien bočina.
Oh, fuck. Matei Kas tą man klipą, ar ne? Reikės man pažiūrėti, aš sakau dar, aš pažiūrėjau Rush NXT dar pažiūrėti turėsiu šiandien. Seniai, aš Tai esu bus gerai. būnu, senti pasižiūriu klipukus, kad ten gero. Yeah. Žiūriu, what the fuck? Tipo, refas botšino title matchą NXT. Blake Monroe su ta Tio Hale, ar kaip jinai, Joe Henry. Ai, ten, kur nesitikėjo, kas laimėjo, apie tą šnekėjo? Jo. Jo, Tipo, aš prieš kaip tik prieš podcastą šitą žiūrėjau, šitą prieš podcastą. Kažkaip prispaudė ją per stipriai, bet ir refas per greit paskaičiavo, nes tipo prieš pat 3 Blake pakėlė tą ranką. Ir tipo girdisi, jeigu gerai įsiklausysi, kad Blake sako jai, get the fuck off me. Nes tipo kažkaip prispaudė ne taip ją. Ir refas, kai 3 skaičiavo, This Blake music pradėjo hitint, visi confused, what the fuck? Ir tokie, someone's getting fired. Sakau, aš šiandien, sakau, NXT turbūt pažiūrėsiu vėliau. O, turbūt tiesiog vėliau arba kai išeis laiko, bet, kaip ir su kiekvienais metais, kaip ir su kiekviena laida, vis sakau kažko naujo, bet manau jau biškiau laikas irgi tempia. Tai tokios trumpi dalykėliai, kad hei, mes dar nedingom, mes nemirėm, mes dar čia. Sakau, daug, pas mus abu daug įvyko, ne todėl mes ir, žinai, dingstam. Bet... Kol galim kažką, to galim. Kol galim, tipo, mes kaip sėna, po kol mes nemirsim, tol nebepadarysim, žinai. Bet, tai aš nežinau, kaip užbaigti. Nes man, žinai, tas sinas atsisveikinimas, žinai, dar tas visas reikas dar toks, aš nežinau, kaip sveikinti. Aš ką žinau, kad dabar varysiu į senukus, nes man reikia stogą apsišildinti, nes dabar biškai šalta. Šalti orai artėja, tai jau. Gal man strojkės vlogus filmuoti savo kanalą. Parašykite komentarus. Go for it, Aiva. Gerai, so. Dėkui, kad žiūrit. Ačiū naujų žmonių, kad atsirado čia po... Gali būti, iki naujų metų bus special surprises. Gali būti. Gali būti, ne. You don't know. Ne. Bet, kaip sakoma, jeigu jums patiko, spauskite like. Jeigu kažką norit paklausti mūsų, parašykit komentaruose. Su jumis už vieno ringo pusės buvo Gizmo, kitam ringo pusėje buvo Aiva. Ir kaip ir mes kiekvienoje laidoje, if you don't like it, then you can suck it! Suck it!